Sveiki, aš esu Aušra ir vėl kalbu apie fotografiją. Šiandien pratęsime temą nežinau, ką fotografuoti. Idėja mano tokia. Kartais, kai nežinai, ką fotografuoti, galima paprasčiausiai daryti eskizus. Nuotrauka neturi būti tobulai kokybiška. Vėliau iš padarytų nuotraukų galima atsirinkti geriausią arba geriausias, jeigu jų bus daugiau, ir perfotografuoti jau kokybiškai. Siūlau pasirinkti iš savo buitinės aplinkos vieną objektą ir nufotografuoti jį 100 kartų. Ir taip, kad jis nepasikartotų. Ta prasme, kad nuotraukos būtų skirtingos. Aš pasirinkau obuolį ir padariau 10 nuotraukų. Obuolys buvo kitas, mano modelį jau kažkas suvalgė. Jūs galite pasirinkti savo nuožiūrą, tarkim, puodelį ar dar kažką. Taigi, kaip pasidaryti tą 100 nuotraukų? Aš šiandien padariau 10 nuotraukų. Ir jeigu aš kasdien 10 dienų darysiu po 10 nuotraukų, tai aš netruksiu susirinkti tą 100 nuotraukų. Kaip aš tai darau? Aš tiesiog apmastau keletą momentų susijusių su fotografija ir tai labai palengvina darbą. Pirma yra rakursas arba fotografavimo kampas. Galvoju, kokiu kampu, kokiu atstumu aš galiu tą savo obuolį nufotografuoti. Aš jį galiu nufotografuoti iš toli, galiu labai priartinti ir padaryti makrofotografiją, parodydama kažkokį piešinį. Aš galiu jį nufotografuoti iš viršaus arba nufotografuoti iš apačios, iš priekio ar iš bet kurio kito šono. Kadangi mano objektas yra apvalus, tai iš bet kurio šono fotografuočiau, turbūt nėra labai didelio skirtumo. Bet pirmą nuotrauką noriu pasidaryti tiesiog toje vietoje, kur pasėmiau tą obuolį. Taigi, priėjau prie dubens, kuriame sudėti obuoliai ir padariau nuotrauką. Jeigu jūs fotografuojate puodelį, pavyzdžiui, tai taip ir galite nusifotografuoti jį padėtą ant stalo, ar rankoje, ar net su kava. Antroje nuotraukoje nufotografavau savo objektą iš apačios ir labai priartinusi. Kadangi mano objektas mažutis, aš jį galiu tiesiog apversti ir priartinau. Štai pasidariau antrą nuotrauką. Antras momentas, kurį reikia apgalvoti ir kurį galima labai gerai išnaudoti, yra šviesa. Šviesa gali būti natūrali ir gali būti dirbtinė. Taigi galiu tą obuolį fotografuoti saulės šviesoje arba net mėnulio šviesoje, arba galiu pasirinkti kažkokius dirbtinius šviesos šaltinius. Kaip žinote, šviesa gali būti minkšta, gali būti raiži, gali būti kontrastingai, gali būti kryptinga. Ir čia atsiveria galimybė padaryti labai daug skirtingų nuotraukų, nes apšvietimas kuria skirtingą nuotaiką. Jeigu paimsime saulės šviesą, tai pagalvokime, kiek ta šviesa gali būti irgi skirtinga. Yra rytas, yra vakaras, yra saulėta diena, yra šviesa pro debesis, yra, tarkim, prieblanda ir yra sutemos, kas atrodo tarsi lyg sinonimai, bet tai visiškai skirtingas apšvietimas. Nes sutemos yra švintant ar temstant, o prieblandą galime sukurti patys, užtraukę, tarkim, kambaryje užuolaidas. Ir nufotografavus objektą toje šviesoje, pamatysite, kaip iš tikrųjų nuotaika skiriasi. Tai natūrali šviesa. O dabar pagalvokime apie dirbtinį apšvietimą. Ką mes galime išnaudoti? Pirmiausia, mes galime, aišku, fotografuoti su blykste. Taip pat galime naudoti tiesiog apšvietimo lempas, kad ir stalinę lempą. Taip pat laužo ir židinio šviesa ar žvakių šviesa, žibintuvėlis, telefonas, kompiuterio šviesa, pagaliau tiesiog atidarytas šaldytuvas. Kiekvienas tas šviesos šaltinis turi savo šviesos intensyvumą ir temperatūrą, todėl objektas vėlgi atrodys labai skirtingai. Tada dar prisimenu šviesos kryptį. Yra frontali šviesa, frontalus apšvietimas, kai šviesos šaltinis yra tiesiai į objektą ir tai išryškina spalvą. Taip pat yra šoninis apšvietimas, kai šviesos šaltinis yra iš šono, tai kuria apimtį, formą, išryškina, parodo faktūrą. Mano obuolys žievėjo yra lygi, faktūros labai čia neparodysiu, vadinasi, man galbūt tiktų frontalus apšvietimas, nes galiu išryškinti spalvą. Ir taip pat turime priešpriešinę šviesą, arba kontrinę dar ją kartais vadina šviesą. Kai šviesos šaltinis yra už objekto, tai mano objektas virsta siluetui. Jis tampa visiškai tamsus
ir mes matome tik tai apšviestas jo kraštinės. Na, obuolys yra tiesiog toks apvalus daiktas ir matyt prieš priešiniai šviesoje jo siluetas nebus labai įdomus. Na, bus tiesiog toksai juodas blynas. Prieš priešinę šviesą sušviesti tikriausiai tiks labiau ažūriškus objektus ar sudėtingesnio piešinio įdomesnėmis kraštinėmis. Taip pat, kai kalbu apie šviesą, prisimenu iškart šešėlius, prisimenu atspindžius, galvoju apie spalvą. Be šviesos spalvos nėra, žinote, tamsiam kambarį visos katės juodos, ar ne? Tai be šviesos nėra spalvos, kaip ir apskritai be šviesos nėra fotografijos. Kadangi mano objekto forma yra tokia labai paprasta, tai šešėlis, aišku, irgi gal nebus labai įdomus, nors aišku galima su tuo pabandyti pažaisti, galbūt aš sukursiu papildomus kažkokius šešėlius. Štai kad ir tokia nuotrauka, tai bus mano trečioji nuotrauka. Tiesiog nuėjau į tamsesnį kambarį, pasidėjau juodo popieriaus lapą, pasidėjau savo obuolį ir įsijungiau žibintuvėlį. Prie žibintuvėlio pritvirtinau štai tokios kalėdinės girliandos segmentą ir bandau šviesti, judinti ir žiūrėti, kas gausis. Tokia buvo mano trečioji nuotrauka. Kadangi jau paminėjau spalvą, tai dar pagalvojau, kad galiu ieškoti ir spalvotos šviesos. Kaip pasidaryti tą spalvotą šviesą? Galiu naudoti kažkokį filtrą arba galiu štai taip. Štai paėmiau obuolį ir padėjau ant savo planšetės prieš tai ją įjungusi. Taip pat, žinoma, galima naudoti visokius filtrus. Aš pasėmiau fotografinį filtrą, pridėjau prie telefono akutės, obuolys yra padėtas tiesiog ant televizoriaus krašto ir štai taip jį nufotografavau. Tai buvo jau mano ketvirtoji nuotrauka. Toliau galvoju apie kompoziciją. Kurioje vietoje kaip aš patalpinsiu savo objektą kadre. Gali būti centrinė kompozicija, aš jį centruosiu. Gali būti asimetrinė ir aš tą obuolį padėsiu kažkur kadro kampe. Taip pat, jeigu tą obuolį kažkuo įrėminsiu, gausiu kulisinę kompoziciją. Taip pat galvoju galbūt kažkokias linijas kadre nuvedančias mano akį link obuolio. Taip pat galvoju apie ritmą, galbūt galiu išrikiuoti keletą kažkokių kitų objektų eilę ir tą ritmą permušti obuoliu. Taip pat šioje vietoje prisimenu antrą planą, galvoju apie kontrastą. Galvodama apie antrą planą, ieškau, kur namuose aš tą obuolį galėčiau padėti. Ir štai vieną vietą pasirenku, bus toksai tarsi natiurmortas, o tada paprasčiausiai atsidarau šaldytuvą ir padedu jį tarp kitų produktų. Kalbant apie kontrastą, reikia prisiminti, kad kontrastai gali būti įvairūs. Gali būti šviesos kontrastas, tamsų šviesų, gali būti spalvinis kontrastas. Štai mano obuolys yra raudonas. Tai yra ne šitas obuolys, kitas, kurį suvalgė, bet jis irgi buvo geltonai raudonas. Ir tuomet aš pagalvojau, kad spalvų rate priešais raudoną yra žalia, jis gerai atrodytų su žalia spalva. Nusprendžiau išsinešti jį į kiemą. Tai bus ne tik spalvinis kontrastas, bet ir toks sezono kontrastas, nes obuolys yra produktas šiltas, tai yra rudeninis produktas, o už lango yra sniegas. Todėl aš jį galiu tiesiog padėti į sniegą, eglės. Na, čia ne visa eglė, bet fone turėsiu žalios spalvos. Arba galiu pabandyti tiesiog pakabinti tarsi ant eglutės. Arba štai ant durų kabo dar kalėdinis vainikas, padedu ten obuolį ir gaunu kulisinę kompoziciją. Tada dar svarstau apie stilių. Yra daug fotografinių stilių ir kiekvienas jų turi savo šviesą, savo komponavimo ypatumus. Paimkime, kad ir kokį konstruktyvizmą ir aš žinau, kad tai bus raiži kontrastinga šviesa, kad bus dinamiškos įstrižainės. Galime imti bet kokį stilių, nežinau, glamūrą, minimalizmą ir tą obuolį bandyti nufotografuoti remiantis to stiliaus taisyklėmis arba to stiliaus bruožais. Aš pasėmiau obuolį, padėjau ant savo Apple kompiuterio ir padariau štai tokią nuotrauką. Na, gal jie visiškai minimalistinė, nes minimalistinė nuotraukoje pati aplinka ir tuščia erdvė turi savo vaidmenį, o čia dar atsiranda kompiuteris, bet tiek to. Man
Man buvo svarbu, kad mano obuolys užimtų nedaugiau 10% kadro, kas yra irgi būdinga minimalizmui. Štai yra tie pagrindiniai momentai, kuriuos reiktų apgalvoti. Tai yra fotografavimo taškas, šviesa, komponavimas ir stilistika. Tačiau fotografuojant ateina daug daugiau minčių. Dar siūlau pabandyti paimti ir pasigilinti į savo patį objektą, ką jisai reiškia, galbūt jis kažką simbolizuoja. Obuolys, aišku, tam labai tinka, nes, kaip žinote, iš Biblijos obuolys yra pažinimo, ne simbolis. Galbūt aš galiu jį prakasti ir nufotografuoti prakastą. Prisiminkime nesantaikos obuolį ar miegančią gražuolę. Aš padarysiu nuotrauką su nuoroda į Vilių Telį. Nuotraukos kokybė prasta, bet kaip jau sakiau, žiūriu į tai kaip į eskizą. Jeigu norėsiu, galėsiu perfotografuoti fotoaparatu geriau. Na ir paskutinis momentas, tai yra fotografavimo technikos, jeigu galima taip sakyti, ir įvairūs eksperimentai. Tai jeigu kalbant apie fotografavimo būdą, juk aš galiu tą obuolį ridenti ir fotografuoti ilgų išlaikymų. Aš galiu daryti dvigubą ekspoziciją. Aš galiu fotografuoti pinholo kamerą. O jeigu kalbėti apie eksperimentus, tai taip pat į galvą ateina daugybė visokių idėjų. Galiu iššaldyti tą obuolį lede, galiu supjaustyti į gabalus, galiu nufotografuoti juostinį fotoaparatu, o po to tą juostą kankinti, ją virinti, deginti ir panašiai. Bet tai jau yra kita tema apie fotografinius eksperimentus. Tai šiam kartui tiek. Aš nufotografavau 10 nuotraukų ir jeigu aš dabar kasdien fotografuosiu po 10 nuotraukų, galiausiai aš turėsiu 100 nuotraukų, jos visos bus skirtingos ir iš jų aš galėsiu išsirinkti tas, kurios man labiausia patiko. Bent jau vieną patikusią tai tikrai rasiu. O kitas irgi išsisaugosiu. Jos man bus tarsi eskizai, iš kurių galbūt vėliau atsiras visai nebloga nuotrauka. Bandykite ir jūs. O jeigu jums patiko ar buvo naudinga, tai ir vėl paprašysiu jūsų paspausti patinka arba prenumeruoti. Kaip jau sakiau, tai mane sumotyvuos kurti daugiau turinio. Iki kitos savaitės.